Labai norėjau, iš tikrųjų jau senai norėjau aš tave pakalbinti ir būtent ta tema, nes tu esi psichoterapeutė, psichologė ir dirbanti su porom. Taip? Taip. Tai klausimas yra dabar toks, aš kadangi dirbu su moterim po gimdymo ir matau tokių visokių įdomių dalykų, tai va tiesiog norėtųsi pasiklausti, pasikalbėti su tavim, ar pas tave, pavyzdžiui, praktikoje tokių dalykų pasitaiko, ar ką tu patartum ir taip toliau. Galbūt kažkokių patarimų moteris, šeimos galbūt gaus, galų gale galbūt norės kreiptis į tave su kažkokia pagalba. Tai va, mano tikslas yra toks. Ir šiaip iš principo yra įsivaizduojama, kad kūdikis, kuris gimsta, jis lyg ir suartina šeimą, lyg tai suartėja, bet iš tikrųjų man toks įspūdis yra, kad kaip tik atsiranda kažkokie tai niuansai, kurie išbalansuoja šeimą, ar taip yra iš tikrųjų, ar čia tiesiog vėlgi mano toks įsivaizdavimas yra. Taip, kūdikio gimimas, ypač pirmo kūdikio gimimas, susijęs su labai daug didelių pokyčių. Ir labai daug kas keičiasi, ne? Visų pirma, tai vietoj žmonos ir vyro atsiranda dar 2 rolės, tai tėčio ir mamos. Ir mes turim 4 rolės. Ir tikrai jaunoms poroms dažnu atveju įsisąmoninti tą naują rolę, nes tai naujos pareigos yra gana sudėtinga. Nors, atrodytų ar ne, yra pilna informacijos, yra organizuojami kursai, bet ne visada visi taip labai atsakingai žiūri tai. Pažiūrėk, dabar dar pertrauksiu. Ten kažkada sakai, kad tai yra vaiko gimimas, tai yra tarsi važiavimas dviračiu su įkištu pagaliu ratus, ne kažką tai tokio. Kas čia per asociaciją, gal tu galėtum plačiau? Jo, šitą metaforą aš paėmiau iš Steve'o Craigo knygos apie, jinai taip ir vadinasi, 6 vyrai 6 žmonos, apie tai, kaip poros realiai kiek kažkokiu tai etapu vis turi prieš save skirtingus lūkesčius, skirtingus tikslus. Ir tas kūdikio gimimas, tai ta prasme, važiavom gerai tuo dviračiu, o dabar pasirodo, jau nebemokam važiuoti tuo dviračiu, susidūrėm su daug kliūčių. Ir tos kliūtis, jeigu dabar taip susiaurinti, tai keičiasi darbotvarkė, emocinis krūvis pas tėvus didelis. Bemiegės naktis, jos labai tiesiogiai įtakoja mūsų nervų sistemą. Tai automatiškai atrodytų net neutralios frazės iš partnerio gali būti priimamos kaip priekaištas ar kaltinimas ir iššaukti didžiulį ginčą ir pykčius. Tai va, pokyčių daug. O dabar dar toks irgi klausimas, man klausau tavęs ir man toks vaizdas susidarė, kad tas kūdikis ne prie ko, tai iš principo yra problema, turbūt jau yra giluminė atsinešta iš kažkur seniau, jau galbūt buvo kažkokie ten, sakykime, įtampėlės, dar kažkas ir tas kūdikis tiesiog išprovokuoja tai, kas buvo. Taip, kūdikio gimimas, kai yra įvardyjama, kad tai kaip padidinamasis stiklas. Jisai išryškina visas tas problemas, kurios buvo poroje jau iš anksčiau, tik jos dabar ryškiai sustiprėja, nes jeigu buvo galios žaidimai, noras dominuoti kažkurio tai partnerio, ten pastoviai tas konkuravimas, arba jeigu nebuvo emocinio ryšio, tai atsiradus kūdikiui viskas tampa daug aštriau. Vienas gana naujas 25 metų švedų tyrimas, kurie stebėjo poras, longitudinis buvo tyrimas, ten 8 metus, virš 400 porų buvo stebima, ar ne, kaip keičiasi poros santykių, pasitenkinimas santykiais per visą tą laikotarpį nuo nėštumo, sakykime, 24 savaitės iki pat, kol kūdikiui sueis 8 metai. Tai išvados tokios, kad pradžioje tas pasitenkinimas santykiais jisai pakyla, ypač nuo nėštumo ten antro trimestro. Ir pirmas kelias savaitėlės, kūdikių gimus, o po to stabiliai krenta. Ir žemiausias rodiklis yra jau, kai vaikui sueina 8 metai. O kodėl taip nutinka? Gana įdomiai, ar ne? Nes atrodo, kad kūdikis auga ir mūsų santykiai turėtų savaime tvarkytis. Bet būtent, kaip mes tvarkome su kūdikio atėjimu, kaip mes sprendžiam tas problemas, su kuriom susiduriam, labai priklauso, kokie tie mūsų santykiai tampa.
Ir dauguma galvoja, va, kūdikis išeis į mokyklą ir tada jau mes vėl laisvi ir vėl viskas tarp mūsų bus gerai. Bet realybė tokia, kad per tą laiką, kol vaikelis buvo mažas, susikaupė daug nuoskaudų ir mes išmokom funkcionuoti, daryti tam tikrus darbus, bet jeigu mes nesaugojom tarpusavio ryšio, tai mes atitolę esam. Yra žinoma, kad nėštumo metu moters smegenų struktūra ir apskritai hormonai keičiasi tam, kad mama būtų jautresnė kūdikio signalams. Ir kiek žinia, ir vyrai tapę tėvais, jų hormonų pusiausvyra irgi, kaip sakyt, keičiasi. Ar tai yra teisybė ir kaip tai įtakoja apskritai santykiams tarpusavyje, poroje? Tyrimai irgi rodo tokį įdomų dalyką, kad taip, moters organizmas nėštumo metu labai adaptuojasi, keičiasi ir atitinkamai kūdikių gimus, mama jautri, bet vyrų testosterono lygmuo irgi šiek tiek krenta. Ir čia taip gamta sugalvojo, kaip sakyt, padėti porai susitvarkyti su šituo etapu, nes jeigu vyras labai aktyviai įsitraukia į kūdikio priežiūrą, tuo pačiu jisai ugdo tą savo prieraišumą, pas mamas tas, kaip sakyt, prieraišumas, jisai gamtos yra duotas gimus, ar ne? O vyrams reikia jį išsiugdyti. Tai kuo labiau vyras įsitraukia į vaikelio priežiūrą, tuo labiau, reiškia, jam tas prieraišumas didėja su kūdikiu, bet tai turi tą atgalinį efektą, kad iki 20, kai kurie tyrimai rodo, iki 30% testosteronas kaip ir krenta. Tai reiškia, mažėja agresija ir tuo pačiu liktai mažiau norisi ir to intimumo su savo partnerė. Nes tuo metu partnerė, jos kūnas šiaip jau yra jau kūdikio labiau užkariautas, ne? Ir jinai ir taip yra pakankamai pavargusi. Tai va, apie tą seksualumą irgi to pačiu, nes šiaip jau irgi, kiek man tenka susidurti šeimuose, tenka išgirsti, kad vyrai skundžiasi, kad va, liktai visas dėmesys yra skiriamas kūdikiui ir jam jau kaip vyrui, kaip partneriui to dėmesio mažiau, tai gal jau jinai manęs nebemyli, gal jinai manęs nebenori. Ką atsakytum konkrečiai šitokiom porom ir kaip čia išgyventi tą laikotarpį? Ir ypač vyrų, nes moteris kažkaip tai gal jos lengviau tą perima, nes jos tikrai smegenys yra užimtos visiškai kitais reikalais. Bet kaip vyram, tarkim, tą dalyką pateikti, kad jie suprastų, kas vyksta? Čia reikia žiūrėti kompleksiškai, ar ne? Nes, būkim realistai. Gimus kūdikiui labai stipriai sumažėja miego valandų. Ar ne? Ir tyrimai rodo, kad tas miego trūkumas sudaro nuo 400 iki 700 valandų per metus. Tai kai mano partnerė, ir tėvelis, jeigu kartu ar ne, naktį girdi, kaip vaikelis prabunda, esam jau vien išvargę nuo nemigos, ar ne, nuo miego trūkumo. Automatiškai tai mes per daug aktyviai reaguojam į bet kokį signalą iš aplinkos, ta prasme, netgi partnerio kažkokia tai pastaba ar frazė gali būti priimta kaip priekaištas, ir įžiebti ginčą. Tai važiuokim kompleksiškai, ar mano partnerė iš tiesų turi periodą, kad jinai gali pailsėti. Jaunom mamytėms tikrai reikia priimti tą pagalbą iš aplinkos, tikrai nevengti. Ir tą pagalbą jinai priimti ir šeimos pagalbą, priimti galbūt ir draugų ten, jeigu yra pagalba, kviestis dulas, ar ne, kad jinai turėtų tą poilsį, šiek tiek atsigauti. Dar plus, intimus gyvenimas pas moteris labai priklauso, kaip sakykime, nuo to, ant kiek jinai jaučiasi patenkinta santykiuose. Jeigu jinai jaučiasi, kad suprasta, mato pagalbą vyro, ar ne, tai automatiškai ir tas noras suartėti gimsta dažniau. Nes man dabar iš tikrųjų irgi iškyla tokia asociacija, aš prisimenu irgi, kaip apie tą pagalbą pradėjai pasakot, susiduriu tikrai ne vieną kartą susidūrus, kad moteris lik ir norėtų tos pagalbos. Šiaip
vyras padeda, viskas puiku, tvarkoj. Bet tarkim būna, kad nėra močiučių, nėra ten kažkokių draugų, tada liktai moteris norėtų tos trečiosios kažkokios tai asmens trečiojo, kaip dulos, tarkim, ne? Bet vyras pasako konkrečiai, sako, man nereikia, ta prasme, mums nereikia, jau jisai nusprendžia už moterį. Tai iš tikrųjų, čia irgi tas, kaip pavyzdys, kad visgi tas vyras turbūt visgi turėtų būti, kaip čia, daugiau atliepti tai moteriai. Žiūrėkit, ar ne, pora, kai atsiranda kūdikis, tai nėra, kad vyras prisėma pagalbininko, ar ne, rolę. Jisai realiai su ją lygiavertiškai turėtų įsitraukti ir dalyvauti kūdikio ir priežiūroje, ir toliau ugdyme, ar ne? Nes, žiūrėkit, kai gimsta kūdikis, realiai moteris susitarė su tuo ne tik, kad prižiūrėti vaikelį, bet dar yra labai daug to protinio darbo organizavimo, ar ne, kad vaikutis miegos iki čia, man dar reikia galbūt ten skalbinių sudėti į skalbenkę, reikia galbūt spėti ten mišinuką kokį suruošti, užregistruoti vaiką pas gydytoją, ar ne, skiepų ten ir panašiai. Moteris nuolat dar galvoje dirba, jinai planuojasi, kas po ko seks, kada vėl vaikelį migdyti, kada galbūt į lauką išeiti. Ir vyrai dažnai nesupranta, kad tas nuolatinis organizacinis darbas, jisai, yra darbas. Ir jisai išvargina. Irgi yra darbas. Jo, ir kaip dažnai vyrai atrodo taip geranoriškai, sako, pasakyk, kuo aš galiu tau padėti, bet mes kaip moteris tikimės, kad šalia manęs, kaip sakyti, suaugęs sąmoningas vyras, kuris pats mato ir pats supranta, ką galima padėti, kaip galima padėti. Bet čia, žinok, yra labai įdomus dalykas, nes, pavyzdžiui, man irgi teko domėtis, tai moteris, jinai įsivaizduoja, kad vyras kažkokiu būdu turi nuskenuoti, ko jai reikia. O vyrui reikia, jisai toks yra konkretus, jam reikia pasakyti, tu išvirk valgyti, tu išnešk šiukšlės, perrenk lėliuką, dar kažkas. Ar nėra čia vėlgi nesusikonektinimo, ta prasme nesusikalbėjimo, kad moteris tikisi vienaip, o vyras kitaip ir gaunasi jaučia konfliktas? Yra visai, bet žiūrėkit, vyras grįžta namo, atsidaro šaldytuvą. Taigi jisai žino, kokie ten produktai tam šaldytuvė paprastai būna, ne? Tai matai, kad ten galbūt kažko trūksta, tai imi iniciatyvą, eini į parduotuvę ir nuperki, neklausi, tai ką man iš tos parduotuvės parnešti? Čia tiesiog. Taip. Ir čia dar irgi vėl išteka kita tema, kaip čia būna kova, kuris, ne tai kad kova, konfliktas, kuris daugiau pavargęs yra. Taip, nes aš dirbau, tu pasižiūrėk, aš dėl mūsų šeimos stengiuosi, jeigu čia vyro pozicija, taip. Ar ne, aš grįžtu namo, aš noriu ilsėtis, o tu su vaiku namuose. Nieko neveikia. Taip. Bet moteris iš savo perspektyvos mato visiškai kitaip, jinai žino, kiek smulkių ir mažų darbelių reikia atlikti per dieną ir jeigu vaikutis irzlus, jam skauda kažką, tai ar ne, nes neįmanoma jo nuraminti. Tikriausiai visi tėvai pažvelgia į savo praeitį, atsimena, kad ir tas bemiegas naktis, kai vaiko neįmanoma buvo nuraminti, ten ar pilvelis skaudėjo, ar dar kokia problema, ar ne. Visa tai kaupėsi ir labai stipriai išvargina. Todėl vyrui vietoj to klausti, ką aš galiu padaryti, rodyti iniciatyvą, sąmoningumą. Ir tiesiog būti partneriu savo žmonai, ne pagalbininkų, sąjungininkų, partnerių. Jo, čia dar toks yra niuansas, irgi tenka tikrai susidurti ne vieną kartą. Vyras lyg ir nori rodyti iniciatyvą, ne, kad, tarkim, uždėti ten sauskleską, bet moteris mato, kad jisai ne taip deda, jinai ateina taip pat pataiso, ne. Tai vyras sako, žinai, vieną kartą pataisė, antrą kartą, tai aš visą laiką blogai darau, tai aš iš visada nedarysiu. Gali ir būti ir tokia reakcija iš tikrųjų. Tai norisi pasakyti, mamytėm, atsipalaiduokit, jūs ištekėjot už pačio geriausio partnerių, kokį sutikote, ar ne, jūs sutikote už jo tekėti, tai jisai yra adekvatus ir vieną kartą netaip uždėtas pampersas tikrai nėra tragedija. Tikrai nėra. Čia tai kaip sakyti, kaip pavyzdys, bet būna, kad, kaip sakyti, jie iniciatyvą rodo ten, ar ten netaip aprengia, ar per mažai aprengia. Tai prasme, čia tokių vis gali, bet iš tikrųjų aš irgi esu už tai, kad vyrui daugiau leisti parodyti iniciatyvos, nes ir vyras, jisai
jaučia tada, kad yra svarbus, jis yra reikalingas, jisai neša naudą, tai geriau jau mes prisimerkim, jeigu matom, kad ten kažką biški ne tai padaro. Vis tiek aš įsivaizduoju, kad poroj yra pats svarbiausias dalykas, tai yra emocinis ryšys. Ten gali būti visokiausių, kaip sakyti, virti aplinkų visokie dalykai, bet jeigu poroje yra kaip gerai susiderinę žmonės, tas emocinis ryšys stiprus, tai turbūt ir kaip sakyti, gali daug ką padėti apskritai išspręsti visokių problemų turbūt. Tai be abejo, žmonės labiausiai sujungia į porą būtent sukurtas emocinis ryšys. Bet čia yra ir sudėtingiausia, ne? Nes ne visi moka, ne visi išdrįsta būti pakankamai atviri ir artimi su savo partneriu. Tai žiūrėkit, tam, kad tas ryšys būtų, kad jis kurtųsi, ar ne, mums, net ir kūdikiui gimus, pora turėtų rasti tą 15 minučių per dieną, pakalbėti apie savo jausmus. Dėl ko nerimavo, dėl ko galbūt nuliūdo, dėl ko buvo pasimetę, ar ne? Vyrui grįžus iš darbo, mamytė nori pasidalinti, ne, su kuo jai teko susidurti. Kalbėti ne apie tai, ką reikia padaryti, kur nuvažiuoti, ką parnešti, bet kaip aš jaučiausi. 15 minučių per dieną. Ir patikėkit manim, jeigu poros išsiugdo šitokią kaip tradiciją savo poroje, tai jie šitaip ir ugdo savo emocinį ryšį, artumą. Ir aš pagalvoju, kad irgi turbūt labai geras dalykas vis tiek skirti laiko viens kitam, apskritai fiziškai išeiti kažkur, tai pabūti dviese, kad surasti, kas galėtų pabūti su tuo lėliuko, ne ten kelias valandas, galų galia auklę kokią pasisamdyti, ar ten močiutei, kad tu, nežinau, kiek tas turėtų būti dažnai, kad tikrai tas ryšys būtų, bet jiem ta pora, jinai turi jaustis pora ir jau su kūdikiu. Tai aš įsivaizduoju fiziškai išeinant ten ar pasivaikščioti, ar į kavinę pasėdėti, nueiti į kiną. Tiesiog dviese pabūti be to vaikelio, tai tas irgi turbūt labai daug duoda. Taip, nes mamytė kūdikui gimus, ypač jeigu jinai renkasi ar ne, skirti visą laiką vaikeliui, tai jinai nuolatiniam tam darbelėje vadinama, ne, 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Tai tikrai, jeigu partneris prisiema, numato, ar ne, supranta, koks tai yra sunkus ir atsakingas, pavadinkim tai darbo, ar ne? Taip, tai yra darbo. Ir jisai sako, mieloji, eik pamiegok, aš pasirūpinsiu, prižiūrėsiu mūsų vaikelį, arba ten gali išeiti su draugiam, kuriam tam laikui. Jisai rodo atjautą, jisai rodo supratingumą ir būtent tokie partnerio veiksmai ir daro tai, kad moteris jaučiasi dėkinga, jaučiasi suprasta. Ir žiūrėkit, ir intimiam gyvenime poros irgi atsiranda tas noras būti arčiau su savo partneriu. Tai vyro ta iniciatyva pabūti su vaiku pačiam, ne, kurį laiką. Bet tokia kaip gera investicija čia į santykius, ne? Taip, bet aš kalbu ir apie tai, kad kaip porai išeit vyrui su žmona kažkur. Taip, tai be abejo, taip, kad nors kažkurį laiką periodiškai turėti tą laiką, ar ten 3 valandas kartu dviese be vaikelio, tai būtina. Tai aš manau, kad net ir valanda čia būtų labai gerai. Tai ir pabaigai tiesiog, kad būtų galima viską, kaip čia pasakyti, apibendrinti. Ką patartum, kokie patarimai, kokios įžvalgos galėtų būti tom šeimom, kurios galbūt jau jaučia, kad kažkas yra, jau vyksta trintis tarpusavį, kad kažkas jau yra ne taip. Ką patartum? Kad kuo mažiau būtų problemų kūdikiui gimus, ruoštis reikia nuo tada, kai jau pora sužino, kad laukiasi kūdikio. Labai geras pastebėjimas. Tikrai pakankamai galima rasti ir kursų tėveliams, su kuo teks susidurti, ar ne? Kaip bus reaguojama apie tai nemigo naktis, apie padidintą jautrumą emocinį, susijusi būtent su tuo, kad moteris negauna pakankamai poilsio, apie tai, kiek vyras turės būti įsitraukęs, ką jis konkrečiai perims nuo moters, sakykime, už ką jis bus atsakingas.
Apie tai, kad kuo daugiau kalbėtis apie jausmus, nebėgti nuo pokalbio apie jausmus. Aš suprantu, kad čia kita labai plati tema, kad ne visi moka kalbėti apie jausmus, bet vis tiek pasakyti, kad su kuo, dėl ko nerimavai, dėl ko buvo sunku. Tai tas 15 minučių. Tas 15 minučių. Toliau. Tikrai norisi pakviesti vyrus, kad būtų atidus ir būtų empatiški, ar ne, savo partneriai. Leistų jai išsimiegoti, ar ne, prisimtų tą naktinį budėjimą laikas nuo laiko. Net jeigu ir vyras dirba ir jisai turi būti pailsėjęs, lygiai taip pat ir mamytė turi būti pailsėjus. Tai reiškia, kad, nežinau, susitarkit, kad savaitgalis galbūt vyras kelsis į tos naktinius budėjimus, kelsis prie vaikelio. Išleisti mamytei truputį iš namų išeiti, ir ne, atitrūkti nuo tos nuolatinės rutinos ir rūpestėlio. Plius, jeigu kyla konfliktas, susitarti, kaip mes mėginsim malšinti tą konfliktą, ar ne? Tai gali būti paprastas apkabinimas, tai gali būti tiesiog frazė, kad matau, kad mes abu pavargę, kad mums abiems tai rūpi. Gal sustokim kol kas, ar ne, kol nusiraminsim, tada vėl grįšim aptarsim. Taip. Galima kartais ir pajokauti iš to, kokie mes pavargę, kokie mes užsisukę ir kaip mes jau nebematom vienas kito ir nebegirdim. Neleisti konfliktui įsisukti į dar didesnę audrą, ar ne? Ir dar vienas dalykas, abu tėvai sunkiai dirba. Tegul vienas dirba ten už šeimos ribų, bet kitas sunkiai dirba šeimoje, ar ne? Tai va tas dėkingumas, kiekvieną kartą padėkoti. Dėkingumas daro stebuklus. Ir atrodo, čia toks paprastas dalykas, bet taip kartais tiesiog užmirštam tokį dalyką. Taip. Tai va, ir aš tau labai dėkoju už pokalbį. Visai fainai buvo pašnekėti, tai va, kas sėkmės. Ačiū, kad pakvietei. Gerai.